Sveiki visiems. Toks gražus vasaros vakaras, kaip sakoma. Nelabai daug gražaus oro ir buvo šiemet. To lyja, to šalta, to vėjas, nesuprasim. Tai vat, labai gražus pasitaiko vakaras prie mano prūdo. Ir ką norėjau pasakyti tiems žmonėms, kurie turi savo prūdą arba planuoja, kaip sakoma, savo prūdą išsikasti, įsirengti, įleisti kažkokią žuvytės, kadangi mano kanale labai daug būtent informacijos apie kaip auginti žuvis, kaip prižiūrėti jų, kokie visokie būna niuansai. Tik didžiausia būna klaida tokia, kada žmonės nežino, ką įleisti savo prūdą. Iškasė prūdą ir liktai viskas norisi. Ir vieni sako taip, kaimynai sako taip, pas draugus kažkokį kitą žuvelį, kažkas ten siūlo, paimkit mano žuvies, arba kažkas atnešė iš ežero pagautą žuvį. Ir dauguma klaidų būtent žmonės padaro tokių, kad nesuprasdama, kokią žuvį jiems reikia, kokią pasirinkti, kokie ten, kaip sakoma, gyvens, kokios turės problemos žuvis. Kiekviena, kaip sakoma, žuvies rūšis turi savo ypatumų, savo priežiūrą, savo maitinimą, savo maistą. Digonių kiekis turi būti prūde. Tai kad pati didžiausia klaida, kad žmonės kaip sakoma, įmeta į savo prūdelį visokį žuvies, o po to laužia galvas, kaip su to daryti, kaip su to kovoti, kada, kaip sakoma, būna tokių nelabai gerų pasiekmių. Tai, kad galėsiu kaip sakoma, prakonsultuoti, jeigu kam reikia, man pačiam įdomu, kaip sakoma, čia toks kaip mano hobi su prūdos, yra su žuvim ir žvejyba. Tai kas gyvena, sakysim, Vilniaus rajone, irgi turi savo prūdą, arba tik iškasė, arba jau turi keletą metų. Ir būtent nori irgi pasitarti dėl žuvies, kokią žuvį įleisti, kaip kas, kokios priežiūros reikalinga, kaip paruošti prūdą būtent kažkokiai žuviai. Tai vat, kam būtų įdomu, galite man rašyti čia apačioje komentaruose. Būtent labai gerai būtų, jeigu gyventų nelabai toli nuo manęs, koks Vilniaus rajone, tai galim, kaip sakoma, ir susiskambinti, galima ir susitikti, galėčiau, jeigu ką, jie atvažiuoti pas jūs, pažiūrėti jūsų prūdą. Aš nesu, kaip sakoma, toks profesionalus specialistas, bet jau žvejybai užsiminėjau labai senai, o prūdą jau turiu iškastas jau 4 metai, jau daug visokių išbandymų buvo, daug visokių, kaip sakoma, bandymų buvo ir jau, kaip sakoma, pagalvoju, kai kurias patirties turiu, kurias galėsiu pasidalinti, jeigu reikia su jumis. Tai, kad jeigu kam įdomu dėl prūdo, rašykit, statykit laikus, užsirašykit mano kanalą ir rašykit komentaruose ir aš manau, kad galėsim susibendrauti, kaip sakoma, ir bendrauti kartu, kaip sakoma. Iki tada.